norėjau su jumis pasidalinti vieną įžvalgą tokią ir klausimų tokių. Dabar tik ką išlipau iš autobuso ir visada, žodžiu, dažniausiai ką darau, tai autobuse, atsisėdu, buvo vieta laisva ir tiesiog meldžiausi rožinį. Žiūrėjau pro langą, o priešais mane sėdėjo, šiuolaikiška mergina, gal 23-24 metų. Ir tikrai taip, makiažas, taip kultūringai, viską ten kažką šėrino, kažką darė, žodžiu. Ir aš net nepastebėjau kada, bet tarp priešais mane ir priešais ją, nes sėdynės buvo taip viena prieš kitą, atsidūrė vyresnio amžiaus moteris. Ir jinai iš karto atsistojo, užleido jai vietą ir visa kita. Ir man tokia mintis, kaip taip yra, aš, sesė, meldžiuosi rožinį. Ir aš nesugebėjau pirmiau atsistoti ir užleisti vietą vyresniam žmogui. Na va, taip jau. Kas būtų, jeigu nesimelščiau, ar ne? O jeigu rimtai, tai kartais būna tokie gyvenime paradoksai, kad tie, kurie neina į bažnyčią, kartais daro stipresnius ir greičiau daro gailestingumo darbus. Aš nesakau, kad nereikia eiti į bažnyčią, bet kartais sutinkam tokių paradoksų, tai neskubėkim teisti ir vertinti.